Sveiki. Per pastarąsias kelias savaitės turbūt daug mes kalbėjome apie tai, kokia yra Lietuvos oro gynyba, kaip Lietuva geba apsiginti nuo dronų ir ar geba iš viso tai padaryti. Daug buvo kalbų apie tai, tačiau šiandien mano laidos svečias, kuris tikrai atsakys visus klausimus, tai yra žmogus, kurio kasdienis darbas yra Lietuvos oro gynyba, tai yra Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų mokymo centro viršininkas majoras Alius Vilimaitis. Sveiki. Sveiki. Majore, pradėkime pokalbį nuo temos, dėl ko ir sutarėme kalbėti, yra nuo dronų. Daug buvo kalbų apie tai, kaip mes gebame aptikti dronus, kaip mes gebame juos neutralizuoti. Pradėkime nuo to, kaip mes gebame juos aptikti. Ar iš tiesų tie mūsų turimi radarai, kuriuos mes dabar turime, negali tiksliai nustatyti, ar skrendantis objektas yra dronas, ar, pavyzdžiui, koks nors paukščių būrys? Tai jie gali nustatyti tiksliai, kad tai judantis objektas pagal greitį, aukštį ir kursą. Jie gali pasakyti, kad tai oro judantis objektas ir kad atskirti, ar tai paukščių būrys, ar tai kažkoks kitas objektas, tam reikia šiek tiek laiko jį pasiekti ir taip toliau. Tai situacija, manau, puikiai parodė, kurią mes čia turbūt ir paliesime, kad tam tikram aukštį mes galim ir sekti ir atskirti, kas tai skrenda, koks tai objektas juda, tačiau radiolokacijoje yra taip, kad jeigu jūs paklaustumėt bet kurio oreivio, jeigu nori priartėti taip, kad radiolokacija nepastebėtų, jie greičiausiai pasakys tą patį, kad skris žemai ir greitai. Tai turimi radarai mūsų gali aptikti, mūsų radarai iš vis yra skirstomi, tuos, kuriuos Lietuva turi, yra ilgo nuotolio, yra vidutinio nuotolio ir yra artimo nuotolio. Tai artimo nuotolio radarai, šitie visi radarai dirba dopleriniu principu, kada oro erdvėje išskiriami judantys objektai. Čia tos labai grubiai aš bandau paaiškinti, bet visi radarai dopleriniu principu. Taip pat jie gali dirbti ir pasyviam ir aktyviam režime. Tai reiškia, kad aktyviam režime dirba patys spinduliuodami ir priimdami atspindį nuo judančio objekto. Pasyviam režime dirbdami tai reiškia, kad priima tik tai atspindį nuo judančio objekto. Tai reiškia, kad pats orlaivis dažniausiai arba judantis objektas taip pat spinduliuoja tam tikrus dažnius. Tai atspindėtus arba nuo jo valdymo priemonių, arba nuo navigacijų prietaisų, arba nuo jo pačio korpuso. Tai pasyvus režimas dažniausiai naudojamas tam, kad išsaugoti pačius radarus, bet tai taikos sąlygom galbūt labai aktualu nėra. Tai turim ilgo nuotolio, vidutinio nuotolio ir trumpo nuotolio. Tai vidutinio nuotolio ilgo nuotolio radarai dažniausiai būna jie stacionarūs, kadangi toli mato ir taip toliau. Vidutinio ir artimo nuotolio mes turime mobilius radarus, tai jie dar gali keisti ir savo buvimo vietą, o artimo arba labai artimo nuotolio radarai jie dažniausiai veikia su antžeminio oro gynyba ir jie skirti aptikti, atpažinti ir suorientuoti tuos taikinius, kurie atskrenda, priartėja tom priemonėm, su kuriom bus naikinama. Tai Lietuvos turimi iš esmės radarai tolimo ir vidutinio nuotolio, jie veikia kaip ankstyvo įspėjimo radarai. Tai reiškia, jie perspėja. Jų pagrindinė funkcija yra aptikti ir perspėti apie artėjančią grėsmę. Ar aš teisingai, majore, suprantu, kad kadangi nebuvo poreikio, tai mes tų radarų, kurie gali aptikti dronus, mes jų ir neturim. Tiesiog dabar laukiam jų. Tai dronus aptikti šitie radarai puikiai gali ir puikiai juos sekti gali ir atpažinti pagal visas turimos procedūras ir priemonės. Prie atpažinimo gal pereisiu šiek tiek vėliau, bet tai Lietuva nuosekliai vystė tą oro erdvės stebėjimo ir oro gynybos visą sistemą. Mes įdiegėm praktiškai visus nuotolius, bet visos šalys turinčios pačius moderniausius radarus, jos susiduria su ta žemai skrendančių ir mažų gabaritų arba mažą radaro atspindžio plotą duodančių taikinių aptikimo ir atpažinimo problemų. Tai manau, kad mes kol kas judam puikiai, vystydami savo oro erdvės stebėjimo ir oro gynybos sistemas.
Tik tai, kaip ir minėjau, visos šalys susiduria su tom naujom grėsmėm ir jų aptikimo atpažinimu. Ir čia, aišku, jūsų klausimas jau kilmė suponuoja, kad yra ir kitų aptikimo būdų, be abejo, ir jie puikiai naudojami Ukrainoje. Tai jau čia minėtos įvairiausių apžvalgininkų, tai ir akustinės aptikimo sistemos, ir radio dažnių skaneriai įvairiausi. Tai vienas iš oro gynybos principų yra miksuoti kiek įmanoma priemonės, kuriomis galima aptikti ir atpažinti ir nokauti. Bet vis dėlto radiolokacija išliks visada pagrindinė priemonė. Tačiau be abejo šiuo atveju mums tikrai padėtų ir akustinės sistemos, ir dažnių skaneriai, kuriuos taip pat Lietuvos kariuomenė turi, tik jinai juos naudoja labiau karinių teritorijų apsaugai, tai mes negalim visos teritorijos padengti, bet kariuomenės pirkimuose ir kovai su, sakykime, šiuo atveju su bepiločiais orlaiviais yra numatytos visos priemonės, tik jos neateina taip greitai. Ir kariškiai taip pat kalbasi su tais ukrainiečiais pačiais visais lygmenim. Ir tai, kas vyksta dabar, tai nėra nežinoma kariuomeniai. Ir kariuomenė vysto tą savo oro gynybos pajėgumą. Tam, kad būtų kuo efektyvesnės sąlygos tiek aptikti, sekti ir atpažintos žemai skrendančius ir mažus taikinius. Tik majorė, kad būtų aišku visiems, ir kariuomenės vadas minėjo, kai tik tai čia buvo tas antrasis dronas įskridęs Liepos mėnesį Lietuvą, kad kariuomenė mato radaruose taškelį, kuris juda ir taip toliau. Tiesiog negali pasakyti tiksliai, kas tai yra, ar ne? Teisingai aš suprantau šitą mintį kariuomenės vadas. Pasakyta. Kad viską paaiškinti, reikėtų labai daug techninių radarų duomenų pasakyti, kuriuo aš negalėčiau, bet iš esmės pradinis matymas taip. Radaro monitoriuje atsiranda daug įvairiausių judančių objektų ir jie būna taškas. Bet prie to dirba visi techniniai radaro parametrai, taip pat dirba operatoriai, kurie padaro tą orlaivį atpažintų arba neatpažintų. Tai dabar apie atpažinimą vis tiek dar kartą. Nelendant į labai techninės detalės, aš vis tiek norėčiau pasakyti, kad oro gynybui atpažinimas yra atpažįstami visi skraidintys objektai, nepriklausomai nuo tipo, tai arba savas, arba svetimas, arba neatpažintas. Kad tai padaryti, naudojami du metodai. Tai yra tiesioginis metodas ir procedūrinis. Procedūrinis metodas apima tai, kad tas objektas judantis, jisai turi skristi tam tikrai skrydžio, tai kadangi taikos metais tai turi būti skrydžio planas pateiktas iš anksto ir taip toliau. Taip pat jisai turi skristi arba neskristi zonose, kuriuose jis gali arba negali skristi. Tai jeigu negali skristi, iš karto jisai atpažįstamas pagal procedūrinį metodą kaip svetimas. Bet čia tik procedūrinis metodas. Tiesioginis metodas yra dažniausiai patikimiausiai yra skaitmeninis metodas, tai reiškia, kokį objektas atsakymą duoda į radarų užklausimą. Tai kariuomenėje dažniausiai vadinamės karo metu naudojamas savas svetimas atpažinimo sistemos, jos yra labai slaptos ir jos būna visuose kariniuose orlaiviuose įdiegti ir taip toliau. Tai reiškia, radaras išsiunčia užklausimą tam tikrą koduotę ir jis gauna tam tikrą koduotę atsakymą, koks tai orlaivis skrenda ir visus kitus duomenis apie tą orlaivį reikalingus. Tai šie abu metodai naudojami kariškių, tam, kad išvengti savo orlaivių sunaikinimų. Atpažinti, ar tai savas, svetimas ar neatpažintas. Atpažinimų yra daugiau, bet jie yra po slaptumo žymom, tai aš galiu kalbėti tik apie šiuos tris. Bet vienaip ar kitaip jie sueina visada į šios tris atpažinimus. Abie skraidinti objektai savas, neatpažintas ir svetimas. Dabar prie tiesioginių priemonių jie eina taip pat ir... Vietoje, aišku. Taip, kažką nori dar užbaigti, aš tak perklaust po to norėsi. Tai prie tiesioginių priemonių taip pat įeina ir vizualus atpažinimas. Bet jis nėra būtinas. Jis eina kaip patvirtinantis, bet taikos metu vizualus atpažinimas visada bus būtinas. Nes nesu matęs situacijų, kada vizualaus atpažinimo nebuvo būtina prieš naudojant karinę jėgą. Tai kad ir kaip mes galėtumėm sekti, atpažinti radiolokaciniam procedūriniam priemonėm ar kitom priemonėm, vizualaus atpažinimo
tikrai reikės visada, tai ypatingai taikos metu. Supratau. O sakykit, majore, o gerai, kaip ir šitoje vietoje viskas aišku, o kodėl mes, kai tas dronas įskrido į Lietuvą, antrasis dronas, kodėl mes pametėm jo signalą ir mes nesugebėjome susekti, kur jis yra? Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad viskas, ką aš sakau, yra mano asmeninė nuomonė, ne krašto apsaugos sistemos ir aš nedalyvauju tyrime. Aš nesu susipažinęs su dabar vykstančiu tyrimu, aš tik tai galiu pakomentuoti iš tai, kas buvo pasakyta. Tai greičiausiai visi radarai turi kažkokias tai nematomas zonas, kažkokias tai dėl aplinkos, dėl reljefo, dėl gamtinių trukdžių, dėl pastatų ir taip toliau ir taip toliau. Tai taip pat yra reikalavimai, kuriuos radarai turi, kokius aukščius ir nuotolius turi matyti. Tai yra NATO standartai reikalavimai. Tai greičiausiai šitų visų reikalavimų ir techninių apribojimų visuma leido tam orlaiviui, tam bepiločių orlaiviui, ar tai nusileidus žemiau, ar tai prisitaikant prie gamtinių kliūdžių tiesiog nematyti. Ir viskas labai paprasta, čia nieko nėra ypatingo, tiesiog jisai nuolat, kiek aš supratau, jisai nuolat dinginėjo iš radaro matymo lauko. Tai čia būtų pats paprasčiausias, tai paaiškinti. Majore, o jeigu, tada kitas klausimas, o kodėl mūsų kariuomenė iki šiol neturi sistemų tokias, kokias turi ukrainiečiai? Ar mes nematom reikalo, kad mums jų reikia, ar tiesiog, nežinau, kažkas užtrunka, kažkokios procedūros, ilgai įsigymo procesas? Tai kaip ir minėjau, kariuomenė susiplanavus ir tokias kaip ukrainiečiai, ir dar geresnės sistemas, tai kodėl dabar yra populiaru Ukrainoje? Todėl, kad visos sistemos, reiškia, išbandytos mūšyje, todėl jos labai susilaukia didelio dėmesio. Tai kiekviena sistema, kuri išbandyta mūšyje ir veikia, jinai susilauks visada didelio populiarumo, kadangi patikrinta mūšyje, tas labai svarbu. Tai kariuomenė tikrai stebi, kas tenais vyksta, tos pačios sistemos taip pat matomos, kaip jos naudojamos, matomos tų sistemų privalumai, taip pat ir trūkumai. Visi kalba apie jų privalumus, bet niekas nekalba apie jų trūkumus. Tai kariuomenė mato, kariuomenė planuoja, kaip ir kariuomenės gynybos štabo atstovai sakė, kariuomenė nenori prisipirkti to arba įsigyti tai, kas jau už 3 mėnesių nebus efektyvu. Tai kariuomenė vysto oro gynybos sistemą nuosekliai, vertina visus įmanomus variantus. Ir tiesiog šiuo metu prioritetai buvo tokie, kad mums reikia matyti kuo toliau ir sluoksniuotai. Mes priėjome tokį lygmenį, kad mums reikia dabar žiūrėti į sistemas, kurios gali aptikti labai ypatingai žemai skrendančius objektus. Tai kalbant apie tas sistemas, kurios veikia Ukrainoje, tai čia labai dažnai minimos tos akustinės arba dažnių skanavimo sistemos. Akustinė sistema viskas puiku, jinai puikiai veiktų kaip ankstyvo įspėjimo sistema. Aišku, ten jutikliai taip pat gali ją sekti, kur skrenda orlaivis, bet lygiai taip pat akustinė sistema neatskirs, koks tai bepilotis orlaivis. Tai ji pasakys tik tai, kad tai skrenda bepilotis orlaivis, kuri taip pat gali būti apgaunama. Tiesiog iškraipant akustinį garsą. Ne tokį, koks tai yra įvestas į tos sistemos duomenų bazę. Kita labai populiari, reiškia, dažnių skanavimo sistemos, kurias kariuomenė taip pat turi, bet tačiau naudoja karinių teritorijų apsaugai. Ta dažnių skanavimo sistema taip pat gali būti apgauta. Kaip pavyzdys, labai populiariai vadinama, kad bet kuris orlaivis bepilotis ypatingai palieka savo pėdsaką. Čia labai vaizdus paaiškinau, bet iš esmės jisai nepalieka jokio pėdsako, jisai tiesiog dirba tam tikrų dažnių arba ta dažnių juosta. Pagal tai, toj sistemui suvesta duomenų bazė, kur ta dažnių juosta priskiriama tam bepiločių orlaiviui. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu oponentas priešas nori suklaidinti tokią dažnių skanavimo sistemą, jisai gali padaryti taip, kad tas šachedas dirbtų, tarkim, su Garberus dažniu.
ir viskas. Ir taip toliau. Tai čia tų suklaidinimo metodų būdų yra įvairiausių. Tai jis nepalieka jokio pėdsako, jis tiesiog dirba, jis valdomas tam tikrais dažniais priskirtais tiem patiem orlaiviam. Bet tai galima irgi taip pat suklaidinti. Tai lygiai taip pat radarai, akustinės aptikimo sistemos, dažnių skanavimo sistemos jos turi taip pat savo silpnų techninių savybių, kurias galima apgauti. Todėl jų vienas iš oro gynybos principų yra miksas arba įvairumas, todėl jų naudojimas siekiant aptikti, atpažinti turėtų būti įvairus sistemų. Ir dar geriau, kad jos tarpusai kalbėtųsi. Tai kariuomenė tą žino ir vysto po truputį tuos pajėgumus. Ar aš teisingai suprantu, Majore, kad mes kalbame ir planuojame įsigyti Sky Fortress sistemą, nes buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas apie tai sakė, kad jis liktai davė įsakymą tą sistemos įsigyti ir dabartinė ministrė Ponia Šakalinė irgi apie tai kalbėjo. Tai aš teisingai suprantu, kad yra Sky Fortress sistemos, kurias planuojama įsigyti ir kad laikas, ką minėjo ministrė, tai gali užtrukti ir gali tik tai kitais metais galbūt mes jas turėsime ir sugebėsime jas įdiegti. Aš nedirbu su įsigijimais, tikrai negaliu pasakyti, ar tikrai dabar planuoja kariuomenė įsigyti, bet kad Sky Fortress sistema tikrai verta dėmesio, tai galiu patvirtinti. Gerai, viena tai yra aptikimas, ar ne? Visai kita tai yra dronų neutralizavimas. Ir daug apie tai buvo kalbama. Majore, gal jūs galėtumėte atsakyti, kodėl mes, kai tas dronas buvo aptiktas, kodėl daug visuomenė kilo klausimą, kodėl jis nebuvo numuštas Lietuvos teritorijoje. Aišku, daug buvo kalbėta apie tai, kad dabar taikos metas ir negalima ten šaudyti kairę ir dešinę ir taip toliau, bet galit gal paaiškinti, kodėl vis dėlto tas dronas taip ir nebuvo numuštas? Tai bet kuris orlaivis, dronas ar ne dronas, įskridęs į Lietuvos teritoriją, jis privalo būti patikrintas pagal tą aptikimo atpažinimo algoritmą įvairiausią. Ir šiuo atveju galėjo būti panaudota jėga tik tai NATO naikintuvų. Visos kitos priemonės jos tiesiog nebuvo paruoštos. Visos kitos kinetinės priemonės, kurios galėjo būti panaudotos prieš šitą orlaivį, tai jos tiesiog nebuvo užduotyje. Jos yra paruoštos pagal tam tikrus reagavimo laikus, bet jos nebuvo užduotyje. Kodėl? Todėl, kad oro gynybos bataliono turimos priemonės, tai artimo vidutinio nuotolio sistemos, jos yra naudojamos arba manevrinių padalinių apsaugai nuo oro grėsmių, arba kažkurių tai strateginių objektų. Bet ne visų strateginių objektų, tačiau tų, kurie svarbus kariuomenės užduotim atlikti. Ir tai dažniausiai būna peržiūrima ir pačios kariuomenės ir sudėliojama prioritetai priklausomai nuo užduoties. Tai reiškia, kad tam, kad mes būtumėm galėję numušti, reikėjo turėti vietovėje išsidėsčiusią antžeminę oro gynybą. Nes daugiau mes nieko neturim be NATO, su kuo galėtumėm numušti. Taip pat turim ten elektromagnetinių tam tikrų slopinimo, aptikimo sistemų, bet jų paskirtis kol kas šiai dienai yra kitokia ir kariuomenė taip pat įsigijimuose planuoja ir kitas slopinimo sistemas. Tai iš esmės droną galima numušti arba nuslopinti, neutralizuoti dviem būdais. Tai yra soft kill vadinama ir hard kill. Tai reiškia, soft kill yra visi elektromagnetiniai trukdžiai iš esmės, kad tu gali užslopinti jo valdymą, jo navigacinę sistemą, perimti valdymą ir taip toliau. Tai čia tai vadinama soft kill. Kitas būdas yra tai hard kill ir tai yra visos kinetinės priemonės. Tai bet kas būtų antžeminiai oro gynybos raketa, antžeminiais oro gynybos artileriniai pabūklai, suporinti kulkosvaidžiai, viskas, kas gali kinetiškai paveikti. Taip pat dronas, sistemos ir taip toliau. Ir tai du būdai. Tai kariuomenė šiai dienai kinetinės priemonės turi pagrindinės, tai artimo nuotolio oro gynybos sistemos ir vidutinio raketinės sistemos. Tos turėtos kariuomenės artilerinės oro gynybos patrankos, jos buvo
skirtos paramai Ukrainai ir atiduotos kovai su taip pat bepiločiais orlaiviais. Tai L-70 patrankos, kur 40 mm sviediniai, skeveldriniai galėtų puikiai numušinėti dabartinės grėsmės. Bet kariuomeniai taip pat vertina tai ir čia vėlgi tas pats įvairumo principas galioja ir įsigijant ir planuojant įsigyti sistemas, kariuomeniai planuoja ne tik tai raketinės sistemas įsigyti, bet ir artilerinės oro gynybos pabūklus, patrankas arba tiesiog suporintus su raketinėms sistemas. Tai, žodžiu, įvairiausių tų sistemų yra ir kariuomeniai planuoja ir tikrai nenorima įsigyti to, kas po metų laiko būtų jau nebenaudinga. Na, viena efektyviausių sistemų, tai galėčiau pasakyti, tai LIDS sistema, kuri turi galimybę ir artilerinių pabūklų naikinti dronus, taip pat raketinėm sistemom, labai mažytėm raketėlėm, Kojot vadinamom, tai jie yra fiksuoto objekto apsaugai naudojami, taip pat mobilus gali būti, bet visa tai iš esmės artimas nuotolis. Tokių sistemų, kad, sakykime, taikos metu, pavyzdžiui, visiškai visa teritorija būtų dengiama arba ginama ant žeminių, tai tokių nebus ir čia galėtų padėti tik tai aviacija. Bet, Majore, noriu patikslinti, aš teisingai suprantu, kad jeigu dabar mes galime naikinti dronus raketomis, tai yra brangu, ar ne, ir neefektyvu, ir neapsimoka. Dėl to mums ir reikia kitokių tų sistemų, kokias, pavyzdžiui, naudoja ukrainiečiai. Teisingai suprantu? Tai brangu. Reikia pažiūrėti, žinot, brangumas yra toks, taip, taikinys yra pigus pakankamai, raketa yra brangesnė. Tačiau kartais vis dėlto reikia naikinti ir brangesnių ginklų, kadangi objektą, kurį saugo arba jo sunaikinimas yra daug brangesnis negu kad raketa, dar labiau. Bet tai čia viena yra, taip, tai jūs teisus esat, kad mums reikia ieškoti pigesnių priemonių ir tas yra daroma. Eksperimentuojama, net NATO lygmenyje man tekia keliose darbo grupėse dalyvauti, kur vyksta techninės eksperimentavimo pratybos, kuriuose išbandomi įvairiausi pigūs ginklai ir teikiamos išvados tiek gamintojams, tie vadinami operaciniai reikalavimai, ko kariuomeniai reikėtų. Tose pratybose taip pat dalyvauja ukrainiečiai su savo patirtim. Tai sakyti, kad niekas nedaro, ta linkme nejuda, NATO nedaro, tai jie daro ir labai daug daro, tik tai pagrindas, kad nenorima įsigyti to, ko nereikės. Ir tie sprendimai dažniausiai, jie greičiausiai kartu su ukrainiečiais išbandomi mūšio lauke, tam, kad vėliau būtų galima padaryti patobulinimus ir turėti puikią sistemą patikrintą mūšyje. Gerai, Majore, o šnekant apie sprendimus, kokius mes dabar galime priimti ir ką mes esame padarę, kad galėtume labiau apsiginti nuo dronų. Kariuomenės vadas minėjo, kad bus siunčiamos oro gynybos ar nepapildomas pajėgos arčiau sienos ir gal bus tie dronai naikinami sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Mūsų buvę karininkai, oro aviacijos ekspertai sako, kad tai nėra, tai tą galima padaryti, tačiau tai nėra efektyvu, nes labai maža tikimybė, kad dronas skris būtent per tą vietą, kur, pavyzdžiui, koks nors sunkusis kur bus dislokuotas sunkusis kulkosvaidis. Tai ar toks būdas yra efektyvus, šitaip kovoti su dronais? Čia ištraukti iš kontekstų galiu pasakyti labai stipriai ir jeigu pažiūrėtumėm, kiek dronų sunaikinama Ukrainoje, statistiškai tai tikrai daugiau yra sunaikinama tiesiog paprastais pėstininkų kulkosvaidžiais ir šaulių ginklais, bet reikia nepamiršti tai, kad ten išsidėstė labai daug didelis kiekis padalinių, todėl jiem pavyksta numušti. Tai čia yra dalis tiesos, bet tam, kad tikrai vertinti, reikia žiūrėti visą oro gynybos visumą, tai nutylimas tam tikras faktas, kad tie kulkosvaidžiai, kurie atliks tą naikinimą, jie yra su automatiniais elektrooptiniais taikikliais, kurie tam tikrų greičių skrendant į taikinį gali sekti. Taip pat yra jis ne vienas, o keli, jie turi savo efektyvų nuotolį šaudimo, todėl yra dengiamas nebe
nebe vien tik tai priartėjimo kryptis, bet tam tikras nedidelis galbūt rajonas. Ir tai yra jau viena iš aktyvių priemonių. Taip pat kitos priemonės, tokios kaip tam oro gynybos padalinys yra išsidėstęs, aš negaliu tik tai kiek dydžio jau pasakyti, bet jis taip pat vykdys savo užduotį, tai mes vėl prieinam prie įvairumo principo. Aš manau, kad šiai dienai vienas puikiausių sprendimų tenais išdėstyti ir oro gynybos padalinį su aptikimo atpažinimo sistemom, jau galinčiom aptikti žemiau skrendančius orlaivius negu kad stacionarius mūsų sistemos ir galinčius taip pat naikinti ten orlaivius. Taip pat papildomai prie to dar išdėstant ir kulkosvaidžius didesnio kalibro su galimybė naikinti lėtai skrendančius taikinius. Tai čia viena medalio pusė, kita medalio pusė yra tiesos, kad su paprastu taikikliu šaudant į 1-2 kulkosvaidžiam į skrendant į tokį taikinį yra tikimybė nedidelė, vargu ar siekia 20%, taip pat NATO yra atlikę šitos tyrimus. Tai nėra naujiena, visi tą supranta, bet kaip ir minėjau, čia yra imtasi papildomų priemonių su nutaikymo sistemom ir taip toliau. Ir jau kariuomenė, mano žiniom, vykdo ir pratybas šitų taikinių naikinimo ir ten rezultatai yra tikrai neblogi. Tai sakyti, kad neveiks šitos priemonės, čia nėra visai tiesa. Kitas klausimas, kuris irgi buvo kilęs visuomenėje ir buvo daug šnekama apie tai, pats sprendimo priėmimas, kada būtų galima naikinti taikinį. Ar jūs tenkina tai, kad, pavyzdžiui, karys, pamatęs droną, jis turėtų gauti krašto apsaugos ministro leidimą tą daryti? Taikos metu taip, bet taikos metu taip, tenkintų, tai mes kalbam apie, tų dronų yra įvairiausių dydžių, tai šiuo metu yra sprendimo teisė suteikta tam tikrais atvejais ir iki kario naudojančio ypatingai tą soft kill, vadinamą spec priemonę prieš droną, tai mes kalbam karinių teritorijų apsaugą, kur įvairiausi mažiukai dronai gali skraidyti ir prieš juos tikrai suteiktos teisės visiems tiem, kam reikia naudoti jėgą. Tačiau, kada naudojama kinetinė jėga ir tuo metu, kai nėra zonos ir taip toliau, priimti sprendimą tikrai negali eilinis karys, nes jis priims sprendimą naikinti prieš orlaivį mažiausią savą orlaivį, savą droną arba bet kokį kitą skraiduolį, kuris nebus atpažintas kaip svetimas. Tai šitų sprendimų laikymas pakankamai aukštam lygmenį yra savaime suprantama taikos metu tik tai ir tik taip su kinetiniam priemonėm, kada tos kinetinių priemonių panaudojimas gali atnešti daugiau žalos negu naudos. Tai kaip pavyzdį aš jau esu minėjęs, kai kur tai NATO viršūnių susitikimo metu buvo absoliučiai išskleista visa turbūt įmanoma oro gynyba. Tai naikintuvai skraidė, buvo zonos įsteigtos tam tikros, kur kariškiai galėjo naudoti jėgą, antžeminė oro gynyba išsidėčiusi visi sluoksniai, visi radarai įmanomų nuotolių veikia ir tokiu atveju buvo suteikta karinių oro pajėgų vadui priimti sprendimą dėl jėgos panaudojimo. Tai yra atvejai, kada suteikiama ir žemesnio lygmens institucijoms priimti sprendimą. Kitas pavyzdys yra, aš jau minėjęs, Ignalinos atominės elektrinės apsauga, kai tam tikrų metų buvo būrio vadas, ten turėjo sprendimą priimti atidengti ugnį į orlaivį, kas iš tiesų taikos metu galbūt netgi tikrai būtų per žemas lygmuo. Ir tas buvo pakeista. Tik dabar negaliu dėl slaptumo pasakyti, kas turi tą naikinimo teisę. Bet kariuomeniai taip pat sprendžia šitus klausimus ir tas padalinys, kuris išsidėstęs, aš manau, jau turi tam tikrus įgaliojimus, tiek atpažinime, tiek naikinime. Tai tik tai jie nebus vieši. Bet gerai, majore, viskas tas suvokim ir suprantu, bet imkim, ar ne, geron dronai skrenda pakankamai greitai, jeigu kad ir taikos metas, jeigu reikia, tai pamato, imkim, karys vizualiai tą droną, ar radarį, ar šiaip, imkim, oro gynybos sistemos, ten dislokuotos pajėgos, tai kol gaus tą leidimą, tai praeis nemažai laiko, tas dronas jau bus nuskridęs kitur. Ar mes sugebėsim jį spėti sunaikinti?
Taip, manau, kad spėtumėm, tik tai reikia tas sprendimo, tam turi būti atliktos treniruotės. Tai vyksta pakankamai greitai. Ir aš nenoriu labai daug techninių detalių pasakyti, bet tai vyksta pakankamai greitai. Ir jo, aš labai nenoriu leistis į tam tikras plonybės, bet viena iš opcijų būtų taip, kad galima nuleisti naikinimo teisę žemesniam vadui, kad ir, pavyzdžiui, karinių oro pajėgų vadui. Aš nežinau, kokios dabar, kokie yra įgaliojimai suteikti, bet įmanoma opcija. Kita opcija yra pasilikti vis dėlto tą teisę pas ministerijos lygmenį, bet taip, naikintuvas skrenda dar greičiau, bet naikinimo teisė yra Jungtinių oro operacijų centre Vokietijoje. Tai aišku, naikintuvai gali lydėti visą laiką bet kokią skrendančią grėsmę. Tai čia tų opcijų arba tų sprendimo priimimo variantų yra įvairiausiai ir aš manau, karinės oro pajėgos ir gynybos štabas išdirbs patį geriausią variantą arba jau išdirbo ir jau jisai veikia. Bet čia ministrės politinis sprendimas, kadangi taikos metas ir atsižvelgdama į karinį patarimą, jinai, manau, įgalios atitinkamas institucijas. Priims sprendimai. Tai ar tai bus karys ant žemės, ar tai bus... Užsiminėt apie NATO oro policijos misiją. Sakykit, kaip yra su NATO naikintuvais, NATO šalių naikintuvais, kurie dislokuoti Šiauliuose? Ar jie gali mums padėti naikinti tam tikrus į Lietuvą įskrendančius objektus, kuriuo mes nimkim, ar tai būtų rusiškas dronas, ar tai būtų rusiškas orlaivis? Ar teisingai suvokiu, kad jie tik tai gali sekti, juos prižiūrėti, bet negali jų naikinti be papildomų leidimų? Tai dėl sprendimo naikinti, įskridusis į mūsų oro erdvę, Jungtinių oro operacijų centras NATO Vokietijoje priima šitą sprendimą. Kitais atvejais jie gali tik savigynos tikslais. Tai reiškia, jeigu jiems patiems kiltų grėsmė, arba tas įskridęs objektas atidengtų kažkokią tai ugnį į kažką, tai tada taip, galima naikinti. Jiem pats orlaivio pilotas gali priimti tokį sprendimą. Bet kaip ministrė minėjo, dabar daromi įvairiausi susitarimai, kad jie gelbėtų mums šituo atveju. Tai kaip pavyzdį galiu, vėl aš galbūt atsakysiu į klausimą, NATO vadovų susitikimo metu taip pat buvo šitas klausimas keliamas ir NATO naikintuvai, jie buvo pasiruošę naikinti bet kokį orlaivį įskridusį, bet ta politinė atsakomybė būtų kritusi Lietuvai. Tai reiškia, Lietuvos atstovas būtų prisėmęs atsakomybę už sprendimą. Vadinasi, tuo metu Lietuva buvo įgaliojusi karinio oro pajėgų vadą, karinio oro pajėgų vadas būtų priėmęs sprendimą naikinti bet kokį orlaivį su NATO naikintuvais. Tai NATO naikintuvai būtų iš esmės buvus tik platforma, tačiau visos pasiekmės būtų už visas pasiekmes atsakius Lietuva. Tai tuo pačiu keliu, manau, ir dabar bandoma eiti. Kaip pavyzdį... Na gerai, taip, pavyzdį užbaikit pasakyti. Kaip pavyzdys, tik tai NATO vadovų susitikimo, tai oro gynybai mes turėjom beveik metus, aktyvi planavimo fazė, pusę metų planavimo vyko, tai reikia suprasti, kad tai užtrunka. Aišku, šitą situaciją iš esmės keičia planavimo laikus, bet tai vis tiek užtruks. Ir dažniausiai tie susitarimai įvyksta tarp šalių, kurie čia siunčia naikintuvus. Gerai, jūs pradžioje pokalbio minėjote apie tai, kokias mes turime gynybos sistemas. Ar aš teisingai, majorė, suprantu, kad mes esame geriau pasirengę gintis nuo tradicinių, o jau ir seniau žinomų mums oro gynybos sistemų, jeigu kartais taip nutiktų, negu nuo dronų? Nes mes žinome, kaip aptikti naikintuvus, ar ne, mes jas matome, turime ir ginkluotę tam visą reikalingą ir taip toliau. Tai mes nuo tradicinių oro gynybos, ar ne, sistemą esame pasirengę geriau apsiginti negu nuo dronų. Ir taip ir ne. Tai mes esam pasirengę, šitas dronas, kuris įskrido, šachedai,
ir visi kiti tokio lygmens maži, jie vadinami maži pagal NATO kvalifikaciją maži, taip didžiausi taktinio lygmens orlaiviai bepiločiai, tai mes prieš juos, iš esmės tai vienas iš pagrindinių taikinių antžeminės artimo nuotolio oro gynybos sistemos. Tik tai vis dėlto išlieka raketos kaina brangesnė negu taikinio. Tai mes esam pasirengę, bet mes tas padalinys oro gynybos vienetai jų paskirtis yra vis dėlto saugoti kažkokius tai rajonus nedidelius, objektus svarbius arba manevrinius padalinius. Tai tam mes esam pasiruošę ir tiek mūsų manevriniai padaliniai, sausumos pajėgos arba kai kurie objektai užduočiai svarbus, jie bus apsaugoti nuo šitų grėsmių. Pats didžiausias iššūkis tai yra labai ir ypatingai maži orlaiviai, kuriuos sunku ir aptikti, ir atpažinti, jų greičiai yra dideli ir atspindžių plotai maži. Tai su šito iššūkiu vis dėlto stengiamasi kovoti tom elektromagnetiniam priemonėm, kurių mes taip pat turim. Ir tos priemonės taip pat skirtos iš esmės apsaugoti savo manevrinius vienetus, karinės teritorijas nedidelės arba objektą. Bet tos priemonės jos yra vystymo stadijoje, taip sakykim. Tai kaip ir minėjau, jau NATO eksperimentavimo pratybas, tai lietuviai, ne tik lietuviai, visos NATO valstybės ten dalyvauja, važiuoja, žiūri ir ruošiasi jas atremti. Tai mūsų turimos priemonės iš esmės gali atremti tradicinės plus naujai kylančias grėsmes, tačiau ne ypatingai mažus arba mikro, makro bepiločius orlaivius. Ir pabaigai norėjau paklausti, daug buvo kalbų apie tai, kad Lietuvos dangus yra skylėtas. Sutinkat su tokiu pasakymu? Tai taip, aš galiu sutikti taip pasakyti, mes negalim apsiginti nuo balistinių raketų. Tai dabar dangus skylėtas ar neskylėtas? Su NATO jis neskylėtas, be NATO yra nematomų zonų, tai pasakykime, ir viskas, žemai skrendančių orlaivių. Tai tas buvo pasakyta ne mano ir aš tik tai galiu pakartoti. Tai dabar jeigu Lietuva nebegali nuo balistinių raketų apsiginti pati viena, tai dangus skylėtas ar neskylėtas? Aš į klausimą galiu atsakinėti. Tai turbūt skylėtas ar neskylėtas. Tai aš tik noriu pasakyti, kad Lietuva nuosekliai vysto visus oro gynybos pajėgumus. Ir Maira, aš teisingai suprantu, kad šiaip oro gynyba tai nėra vien tik tai Lietuvos kažkokia išskirtinė problema. Visos ar ne NATO valstybės, ypač Europoje, su tokia pačia problema susiduria. Taip, tai Lietuvos oro gynyba vystoma kaip integrali NATO oro gynybos dalis ir su tais iššūkiais, kuriais dabar mes čia susidūrim prieš mėnesio eigoje, tai susidarė visos valstybės, buvo statistikos įvairiausios galima surasti, kiek kas ko įskrenda, kiek kur kas nukrenta ir taip toliau, bet aš tik tai galiu pasakyti, kad visą tai kariuomeniai tai žino, kariuomeniai vysto, žiūri į ten, kur reikia žiūrėti ir tas atsižvelgiant į finansavimus, tos oro gynybos skylės jos lopomos, taip pasakykime. Supratau, tai tikėkimės, kad tai vyks kuo greičiau ir mes kuo daugiau turėsime įvairiausio radarų, technikos, aptikimo sistemų, neutralizavimo sistemų, to jausime saugiau. Dėkui Jums, majore, už pokalbį. Ačiū Jums.